Tau nereik mokintis manifestuoti, nes kodėl? Nes tu jau dabar manifestuoji viskom, va tepo, varinėjai, manifestuoji, kiekvieną sekundę manifestuoji kažkon. Pritrauk. O jūs tagi, o tai jeigu aš noriu kažkon specifiškai manifestuoti, aš noriu manifestuoti kažkokį naują mašiną, naują namą, ką to man padaryti, paaiškink man drolį man. Ko tau reikia daryti? Nori kažką išmanifestuoti, ne? Bet nepavyksta. Žinau kodėl? Nes tu skiši savo koją pati. Tau dėl to nereik nieko mokintis manifestuoti, bet tau reik leisti tam dalyko įvykti. Tas dalykas, kas yra aukščiausiai susilyginęs su tavim, su tavo vibracija, su tavo dažniu, uns daro viskon, absoliučiai viskon, ką ateitų pas tavi. Ir tas dalykas, kas mažiausia tau atitinka, mažiausia, kas susilygins su tavo aukščiausia versijai, banda daryti viskon, kad tik bėgtų nuo tavęs. Bet kon tu dara su savo įsitikinimų sistema, tu neleidi tam dalykui ateiti ir tu neleidi blogiems dalykams išeiti. Pakeisk savo įsitikinimų sistemą. Ko aš dabar turėčiau tikėti, kad būtent šito situacijoje aš jausčiaus taip. Arba kas būtų blogiausia mano gyvenime, kas įvyktų blogiausia mano gyvenime, jeigu aš išdrįsčiau eiti ir pasimt pradėti dainuoti. Klausk savęs, pašalink tuos dalykus, kas trukdo ateiti tavo manifestacijoms, kas trukdo ateiti tiems dalykams, kas esi iš tikrųjų tu, nes tu nepritrauki tai, ko tu nori dažniausiai, tu pritrauki tai, kas tu esi, nes ko tu nori dažniausiai nebūna, ko tau reikia, o ko tau reikia, kai tu tą pritrauki, tu ir pradedi ir norėti to, nes tu automatiškai nori to ir tau reikia to ir tas dalykas yra aukščiausiai susilyginęs su tavo aukščiausia vibracija ir tavo aukščiausia dažniu. Tai klaus savęs, ko aš turėčiau tikėti, kad šitą situaciją arba šitą dalyką aš jaučiuos taip.